Sveiki, tai yra SEO trečiadienis. Šiandien parodysiu, kaip galima pačiam paskaičiuoti SEO paslaugos kainą. Tam reikia tik skaičiuoklės ir reikia žinoti, kokie yra konkurentai. Mano vardas Vladimiras, Easy SEO reklamos agentūra. Šiandien paskaičiuosime, kiek galėtų kainuoti SEO optimizavimas, jeigu mes norėtume konkuruoti pagal raktažodį kavos aparatai. Ką mes padarysim? Mes pirmą turime atidaryti Google paiešką ir suvesti savo raktažodį. Taip, atidarom. Aš jau šiek tiek pasiruošęs, dėl to greitai pažiūrėsim. Kavos aparatai, čia praleidžiam, yra remiami rezultatai, čia yra mokama reklama, žiūrim toliau. Pasimuliuojam situaciją. Mes esam maža parduotuvė, nesam prekybos centras kaip Senukai arba kaip Marketplace, kaip Pigų.lt. Mes esam maža parduotuvė, elektroninė parduotuvė, gal mes turim gyvai. Mes turime orientuotis, žiūrėti į savo konkurentus, tiesioginius konkurentus. Tokiu atveju būtų kavos draugas ir aš myliu kavą. Taip, mes galim paskui padaryti atskirus skaičiavimus ir Senukai įskaičiuoti ir Pigų.lt, bet dabar su paprastinimui paimsim tiek mūsų tiesioginius konkurentus. Ką mes padarysim? Mes atidarom SEO skaičiuoklę, suvedam paiešką SEO skaičiuoklę, ir čia suvedam konkurentą. Aš jau paskaičiavau, aš myliu kavą, skaičiuoti, ką mes matom. Domain reitingas 15, domeno autoritetas 26, lankomumas virš 5000, bet nuorodų vertė yra nuo 2000, beveik 200 iki 3000. Vidurkis galėtų būti 2500, bet mes dabar su paprastinimu paimsim žemiausią reikšmę. Aš jau paskaičiavau ir kitam kavos draugui ir padariau lentelė. Taip, šitoje lentelėje, ką mes matom, čia yra kavos draugas, kavos draugo mažiausia SEO optimizavimo kaina, reikia dar pakartoti. Čia yra nuorodų vertė, kiek tas projektas turi nuorodų už kokią sumą. Tai mes matom, kad kavos draugas turi šiek tiek, beveik 11 000, aš myliu kavą 200, kiek mes čia turėjom, tiksliai buvo. Taip, beveik 2200. Paimam vidurkį, paskaičiuojam vidurkis tarp šitų dviejų yra 6500 ir padalinam iš 12 mėnesių, kadangi negali paimti ir padengti visą skirtumą, nuorodų skirtumą per vieną mėnesį, nes tikrai čia yra beveik garantuotas kelias į baną, į Google baną. Taip, tai mūsų planas būtų padengti skirtumą per 12 mėnesių, jūs galite lentelį savo skaičiuoklį padaryti, pavyzdžiui, skaičiuoti per 6 mėnesius padengtą skirtumą. Ir tada mes dar turėsime įskaičiuoti, kiek kainuotų papildomi darbai arba SEO įrankiai. Kiekviena agentūra dar daro papildomus darbus ir jūs turėsite daryti ir turbūt turit kažkokius SEO įrankius. Aš paimu, čia gali būti Ahrefs, čia gali būti Surfer SEO, gali būti SEMrush. Paimu vidurkis, gal išleidžiam SEO įrankiams 50. Iš tikrųjų mes išleidžiam žymiai daugiau. Ir darbus, papildomus darbus irgi įkainintume, paimkim 200, labai konservatyviai. Ką mes gaunam? Jeigu mes pridėsime prie 541 eurų, pridėsim 50 ir 200, mes turim beveik 800 turėtų būti biudžetas vienam mėnesiui, kad konkuruoti pagal tą raktažodį. Bet jeigu mes žiūrėtume į kitus konkurentus, kurie buvo pas mus čia paminėti, ir Senukai, ir Pigų.lt, kaina gali išaugti. Tikiuosi, kad tai buvo naudinga. Jeigu naudinga, spauskite like. Iki sekančio karto. Iki.